Vilniuje daugiau negu 60 000 mokinių, moksleivių skirtingų amžių grupių pradės lankyti mokyklą. Ir tame tarpe apie 4 000 pirmokėlių. Todėl prašymas vairuotojų būti atidiems, pastebėti, nes vaikučiai vis tiek dar neturi tų įgūdžių ir kad neturėtume nelaimingų įvykių. Tas, kas priklauso iš savivaldybės pusės, visos perėjos prie mokyklų pažymėtos, apšviestos, sutvarkytos tam, kad vairuotojai matytų. Čia yra mokykla, čia reikia būti atsargiems ir reikia sumažinti greitį. Plius šiais metais bandome dar ieškoti netradicinių formų su partneriais, kaip atkreipti vairuotojų dėmesį, paskui pabandysim parodyti. Matot, čia ant kelio yra specialus trimatis lipdukas, kuris parodytų vairuotojui, išnirtų, kad atsargiai čia yra vaikai. Valdžia, partneriai ir visi suaugę padarė viską, ką galima padaryti, kad vaikai būtų saugesni. Aš labai norėčiau atkreipti dėmesį, nes buvo kalbama apie ženklinimą perėjų. Kad ta perėja nėra tik paženklinta, tai nėra tik raudona linija. Jeigu jūs pavaikščiotumėt ir pamėgintumėt pabūžinti, kad ir koja, tai yra specialus paviršius, kuris mažina stabdymo kelią ir aišku, ypatingai tas juntama yra, kada lyja lietus, ar šlapia ant kelio dangą esame. Žiūrėkit, koks skirtumas. Nuo čia iki ten. Bet čia yra tas pats automobilis, tie patys ratai, tas pats vairuotojas, tik tai skiriasi 50 km ir 70. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metrų.